Ką labas rytas. Kiek po 7:20. Geriam arbatą. Tiksliau geriu arbatą. Kolega iš palapinės nelenda. Kelnės šlapios. Tiksliau džinsai, kurie nelabai turbūt tinka tokiem išvažiavimam. Apie batus iš vis nešnekėsiu. Vėl reikės ant kojų dėti maišus. Nes ten turbūt vandenį išpil galima. Dar čia vienas įvykis, guliu palapiniui. Toks drebėjimas žemės mini. O kas čia daros, atsisegu palapinę. O čia va, briedis trepsi ir rėkoja. Tai o ten va. Ir nubėgo rėkaudamas. Dar ilgai rėkojo. Technologija. Nu ką, paliekam nakvynės vietą. Dabar yra 9 valandos. Niekur neskubam. Susitvarkim stovyklavietę. Bandysim šiam pasiekti Prienus. Nu ir visa bus kelionė. Tai tiksliai net nežinau, kiek čia liko tų kilometrų, nes Osmandas kažkodėl rodo, kad, nu, ta prasme, visą ratą, taip įdomiai tą maršrutą, nors visai kitai buvau nupiešęs. Tai neaišku, kiek čia kilometrų liko. O, kažkaip reikia išvažiuoti sėkmingai iš čia. Nu va, grįžo ir kolega. Galim tęsti kelionę. Šiandien pasaka oras. Net nesinori niekur skubėti. Ramiai. Kai taip gražu pievose ir miškelį nesinori. Stirnos laksto. Nu neišbėgs gal jinai čia man. Ai va, bėga. Opa. Vakar jau buvom pavargę. Iš tikrųjų čia tiek dabar vietų pamatėm, kur galima buvo gražiau pernakvot, sakykim. Bet jau sekantį kartą tikrai neimsiu tiek daiktų nieko, nes tiesiog svoris didelis. Dėžės net šitos neimsiu. Aišku, noriu įsidėti ir droną, viską, tai kažkaip į minkštą krepšį reikės talpinti viską. Gal dar svarstau galimybę apie šoninius krepšius. Gal būtų variantas. Smagu važiuoti iš tikrųjų. Tokiais maršrutais pravažiuoju daug visokių mažiukų miestukų, miestelių, kur galbūt apskritai niekada gal ir net nevažiuotum taip, ar su mašina. Čia iš tikrųjų daug pravažiuoju kaimukų. Nu va, galvojam ramiai, važiuosim. Ir pataikėm į molį. Slidu čia.
Nu va, biški šilčiau jau. O čia jau keturačių išarta. Kažkaip nenuslyst. Opa. Bet gerai, biški neduoda atsipalaiduot. Čia užlipsim į kalną. Lengvai. Iškart taip gerai padangos kabina, kad net užgestų. O. Kaip nors biški aplenksim šitą. Pasukčiausim. Čia keturačių. Matyt, išdraskyta. Vis tas kojas į šonus dedu. Saugiau jaučiuos tokiose vietose. Eina saučiuk. Paprakaituot. O jau galvau, taip ir važiuosim ramiai tokiais keliukais. Nevelnio. Gerai, kai visko po biškį yra. Bet kai vakar papuolėm į tokią situaciją. O, papa, kaip slidu. Nu, per šitą nešoksiu gal. Gal pavyks pervažiuot. O, jau gal reiks eit padėt. O, tu. Gal kaip nors lėtai ir užtikrintai. Tikiuosi rankenėlės vietoj liko. Jo. Bet spėjau nušokt labai... Kaip? Labai stipriai negavau. Bet gavau. Aišku, dar purvų. Jau viskas, drąsa vėl dingo. Eina sautėčiai. Pažiūrėkit, kokie revai. Tai vėl plynas bus.
Išvis neįmanoma važiuoti, atrodo. Kažkas irgi gerai slydo, matosi. Eik tu čia į tokį revą. Jau čia tai išsivoliuoti tikrai nenoriu. Aš jau noriu žvirkelį. Ką pirmai padariau. Neužspaust gazą vėl. Eik tu švilp čia. Čia visas kelias toks. Nu gerai, žodžiu. Čia kad per greit nepravažiuotum maršrutą. Pasimėgaut, kad būtų laiko, žinai. Tai va. Mėgaujamės. Bandyti čia užkilt gal per vidurį. Svarbu, kad būtų kur kojam atsiremt. Noriu valgyti jau. Gerai, bandom nenusigriebt. Gal jau baigsis tas ruožas. Nu, ko gero nesibaigs. Nuo kalniuko tai baisu leistis. Pabandom mes neįkristi tą revą. Aha. Pasijokiu, bet man pačiam reiks išvažiuoti dar iš čia, nes ten toliau ravas tai labai gilus.
Rytas prasidėjo ramiai. Ir štai. Darytas, o jau turiu batoną vieną sąskaitai. Čia ta užtvanka. Kažkaip čia nesunkiai. Nu, pažiūrim, kaip seksis kolegai. O, vos batono nebuvo į pelkę. Nu, kuria pusę važiuojam. Nes per vidurį įtariu nepaeis. Arba galima sukčiauti. Pabandyti praslinkti šoną. Girdžiu už galą, jau turbūt kažkas sako boba. Ne, ko gero nesako. Bandom. Aišku, dar per giliausia reikia varyti. Čia visur turbūt daug mažtas. Nieko, šitą tangoj. Lėtai ir šį kartą užtikrintai. Čia tai maršrutas. Jaučiu, kai sausas, tai čia nieko blogo. Bet šituo atveju dabar tai tikrai challenge'as geras. Dar su tokiais įgūdžiais. Kažkur pamečiau mikrofoną iš šalmo. Einu atgal ieškot. Su motociklu tikrai nepasiryžom per tą dumblą grįžinėti. Tai pabandysim peškom surasti. Pasižiūrėjau pagal video nufilmuotus, kur maždaug nutrūko garsas. Pasirodo, čia yra toliau negu galvojau. Čia iš tikrųjų
Eiti yra sunku. Kaip čia iš vis važiavom, tai nežinau. Įdomu, kiek dar tokia ruoža apskritai bus važiuot. Žodžiu, mikrofoną radau. Grinai ten, kur batoną pagavau. Šiaip gaila buvo palikti. Visgi vis tiek nepigus tie daiktai. Bet dabar dar kiek kelio endurint atgal čia peškom. Jau geriau būčiau važiavęs turbūt. Bet irgi atrodo gal iš šono, kad lengva važiuoti, bet iš tikrųjų tai žiauriai sunku. Matyt, nuo to lietaus primirkė smarkiai. Tie purvai. Kažkaip reikia batonų nebeprisigaudyti. Ir tiek. Na ir kodėl galvoju, kad čia visaigi netoli eit. Juk ką tik čia buvom. Kas šiandien gali būti? Ramiai nuvažiuosim ir viskas. Pradžiai tokie keliukai faini buvo. Įviliojo į spastus. Nu ką, bandysim judėti toliau. Kolega sukčiauja. O. Bus sukčiautau. Opa. Eina švilpčia. Čia. Aš nežinau, ką pasakyti jau. Blemba jaučiu, per čia reik bandyti. Aha. Ne, reiks eit padėt, ko gero. Aš jau laisvo neberandu. Viskas tvarkoj? Nu gerai. Reikia ir man kažkaip į tą pačią poziciją eit. Ar nebus batono? Ką? Lendam į tą patį ravą? Pas mane padangos be problemų. O čia biški baisu. Nėra kur pasiremti. A čia susibatonint aš nenoriu. Nu, išvažiavom jau iš tų dumblų. Aišku, nereikia čia džiaugtis, nes to vėl galim važiuoti. Bet čia visur taip yra. Aha. Įvažiavom į kitą molį. Eina savo, čia dar slidžiau. Nu, nėra lengva šiandien. Jei ne purvas, tai molis. Čia net nesimato, bet
čia žiauriai slidu. Vėl mocas tiesiog klimsta. Matyt, čia gerai vakar prilyjo. Eik tu čia. Jau šiandien taip atrodo geriau lėtai, bet užtikrintai. Nes važiuoju, atrodo lyg ir geras kelias, bum, molis ir slidu belia kaip. Kur kolegą pamečiau? Tikiuosi nesusibotonino. Parvažiuoja. Tas žvyrkelis atgaiva. Turiu vėl nuojautą, kad užves mus šitoj. Į dumblus. Koks gražus vaizdas. Tobulas oras važiuoti. Dar galėtų būti mažiau šlapių tų ruožų. Nes tikrai sudėtinga. Ypač neturint patirties dar. Patinka man ta žaluma tokia. Vėl pievų keliukai. Mėgstamiausi mano. Svarbu, dumblo nebūtų labai daug. Na. Mes čia galim važiuoti? Jeigu yra kelias, reiškia, galima važiuoti. O, čia slidu. Kaip kolegai sekas. Čia matau bus geras ruožas. Žodžiu, reikia neskubėti. O, nes čia lengva nusibotonint. Eina, savo kaip įsispjaudus purvais. O, čia atrodo pieva, čia galima greit užsivažiuoti taip. Davai, imam ravą. Bet vaizdai viską atperka. Įmam balą. Aišku, įmam balą. Vos neprisėmiau čia tos balos. Va dėl to ir baisu įsibėgėt, nes atrodo lyg ir kelias normalus. Bet vat privažiuoju į Tešlinę. O, koks gražus piešinys.
čia turbūt pernai buvo dar žvyrkelis, va jau ir asfaltą padarė. Aišku, toks dviem mašinom prasilenkti ant asfaltą niekaip. Kaip gražu. Kiek dabar beveik pusė pirmos jau. Nieko čia daug neįveikėm. Gal kokius 45 kilometrus. Paskui bus aiškiau matyti. Nu va, antra brasta. Kiekvieną dieną pabrasta. Nu ką, važiuojam. Nusiplojom motociklą. Galim judėti toliau. Jau čia reiks sustot, pailsėt ir pasikelt kokį droną. Ne taip ir toli iš tikrųjų liko, kaip pažiūrėjom. Tai vis dėlto šiandien kaip ir įvykdysim savo planą. Nuvažiuosim visą kelią, kurį suplanavę. O iš tikrųjų galvojam, kad jau nepravažiuosim. Kažin gal šiandien Prienuose čeburekinė kokia dirba. Visai norėčiau čebureką suvalgyti. Birštono vienkiemis. Bet kai vaizdai. Nu, vai, važiavom į Prienus. Važiuojam, patikrinsim čeburekinę. Gal dar motociklus nusiplausim. Prisipūsim atgal padangas. Ir trauksim namo. Neveikia. Nu, žodžiu, nesąmonė. Nu va, nusišvarinom biškį. Nu, ne visai dar iki galo. Bet jau biškį smagiau. Tiek žemė visur pristrigė. Dumblo visokio molio. Nieko, namie dasiplausiu. Reikia grąžinti slėgį padangom. Priekinė lygiai taip pat 1,5 buvo padaryta. Tai va pakomentuokit, kokį slėgį apskritai reikia daryti va tokiam sąlygom važiuojant. O ką, suvalgėm kebabą, atsisveikinom su Artūru. Ir važiuojam namo. Labai gera kompanija buvo. Tiek jisai naujokas, aš naujokas. Tai viens nuo kito labai netitrūkom. Smagiai pasivažinėjom. Po gero ne paskutinį kartą. Reiks pasižiūrėti dar kokį maršrutą ištėt. Tai visiems ačiū, kad žiūrėjot. Paprenumeruokit, parašykit komentarą. Iki susitikimo.